Na ir ką, man dar teko tokį peilį nupirkti iš Skandinavų, ten sakė parvežtas, bet labai baisiam stovį atrodė, tai aš nupirkau, sakyčiau, virtuvinis peiliukas, nupirkau ir aš jį restauravau. Dabar šitą peiliuką jūs galėtumėte įsigyti pas mane, matote, čia yra virtuvinis peilis, pagal formą viską jau restauruotas, rankena, nepasakysiu tekstolitas arba bakalitas, kaip skaitosi, bet taip pat restauravau, buvo labai negraži, dabar viskas faina, gražu, be galo patogus, sakyčiau, virtuvė tai čia pasaka, o labiau net ir ant sienos toks peilis, tai kosmosas žiūrisi. Išgalandau, laiko įdėjau, aštriai išgalandau, kaip sakant, jauna popieriukus, kaip priklauso, anglinis plienas, be galo aštrus, žinokit. Tai jeigu tokį rimtą peilį norit įsigyti, jums reikės 100 eurų tik 100 eurų. Čia net restauraciją skaičiuoju gana pigiai, nešnekant apie patį peilį. Pirmam parašysiu 100 eurų ir šitas žvėris, tikras žvėris, atiteks jums. Smagus. Iki.